Manau, dauguma ūkininkų turi laukų, kurios arba ne laukų, arba vietų, kur nėra elektros ir norėtų ten pastebėti. Tai vad GPS meistras man tokią kamerą atsiuntė. Jinai yra bevėlė su SIM kortele. Jinai sukinėjasi, į šonus aukštyn žemyn, priartinimą turi. Ir prie jos yra saulės baterija, saulės fotoelementas. Ir jinai, vat, jeigu girdit, tai siunčia man pranešimus, kad užfiksuotas judesys. Ja, va šitaip va mes prisitvirtinam ir kaip mano ta didelė ant sandėlio kamera. Aš nežinau tik tai, ar jinai gali sekiot, bet kad nusistatyti vietą ir prisiartint. Ir pavyzdžiui, atėjo šernas į šėryklą. Gavot žinutę, atsidarėt laivą ir tiesiog galit stebėti ne taip, kad paprasta kamera, nu, vat, kaip nustatėt, taip. O čia galit iš šonus pasižiūrėti, prisiartinti. Tai va mes ją primontuosim vienoje vietoje, kur aš noriu pastebėti. Tik tai vienas grybas pamiršo pasiimti varžtą prisukti prie medžio. Tai teks kitą kartą atvažiuoti prisukti. Ir realiai vasarą jos krauti nereikia, nes šitas ją užmaitins. Šitą bateriją, šitas fotoelementas užmaitins bateriją, kuri yra kameroje ir turėtų realiai užtekti kaip elektriniam piemeniui, kad visą vasarą nekraunam, o rudeniop jau žiemą tada reikia pakrauti kažkiek tai kartų. Bet jeigu ir jūs norit tokios kameros, tai kreipkitės į GPS meistrą ir sakykit tokią kaip pas Petrą. Čia turbūt mandra kažkokia tai kamera. Va, ką jis čia užfiksavo mums. Nu, žodžiu, kišenė mano užfiksavo, bet atkeliauja pranešimai su įrašu apie judesį. Čia aš noriu pastebėti, vilkai vaikšto šituo keliuku. Elniai visokie. Ir karts nuo karto kažkas atvažiuoja. Pasižiūrėsim, kas atvažiuoja ir ko čia atvažiuoja.